Sveiki. Nu, kaip matėt ir jau kaip suprato, čia nebus keliavimo video. Jo, nusprendžiau pabaigti sezoną šiemet, nes kalnuose iškrito iš tikrųjų daug sniego, čia kur bevažiuosi, ten per kalnus reikia važiuoti. Bet čia nebuvo vien tik ta priežastis, iš tikrųjų visą vasarą buvo tokia lietinga ir ruduo iš tikrųjų lietingas, jau spalio pradžia dabar, o šalta jau yra jau. O anksčiau aš spalį dar pilnai važiuodavau su nameliu. O dabar parodysiu jums, kaip reikia pasiruošti kemperį žiemai. Aš iš tikrųjų jau vakar pradėjau pasiruošimą. Ir pažiūrėkim, ką dariau vakar. Nu va, ir pradėsim pasiruošimą čia. Bet neišleisim vandens, o dabar prileisim. Nes aš pradedu pasiruošimą visada nuo vandens sistemų valymų. Esu pripylęs dabar pilną baką vandens su specialiom tabletėm. Tokiom, aš nežinau, Lietuvoje jų gal nėra pirkti. Bet čia, žodžiu, yra chemija speciali vandens bakams valyti. Žodžiu, čia 25 tabletės įmečiau į baką ir 100 litrų vandens ant viršaus. Jo, ir dabar per naktį tas pastovės. O dabar ką šiaip esu atradęs tokį dalyką, kaip išsiplauti nuotekų baką, tai yra indaplovės skystis indam, bet skystas, ne tabletėm. Tai tiesiog jį supili vieną buteliuką iš karto. Jo, turiu 2 buteliukus tokius, vieną iš karto supyliau. Užpilsim dabar vandens, kokį 40%, tada įpilsim antrą buteliuką. Ir tada užpildysim sistemą 80%. Ir reikės pravažiuoti biškį, pravažiuosiu kokį 10 km ten per speed bumpus biškį. Pakratysiu tą baką, kad jisai taip susipurtytų gerai. Ir iš tikrųjų dar tas dalykas yra gerai, kas turit problemų, pavyzdžiui, su sensoriais nuotekų bako. Kartais būna taip, kad išleidžiam vandenį ir rodo 30%, pavyzdžiui, kad, ta prasme, 30% dar yra kažko bake. Tai reiškia, yra sensorius įnešę ir šitas bairis, tai taip pat išvalytų sensorius gerai, kaip, jo, ir nereikia kažką ten eiti, ardėti, sukti, lipti į vidų ir ten valyti kažką. Tiesiog įpyliai, pravažiavai, išsimakalavo, išsipurtė ten visi riebalai. Iš tikrųjų, kas problema didžiausia šitų nuotekų bakų, tai yra, kad riebalai apsineša aplink sensorius ir tiesiog sensorius visąlaik rodo, kad yra kažkas bake. O šitas indaplovės skystis, jisai, neutralizuoja riebalus, plauna riebalus. Tai jo, ir visą kemperio paruošimą darysim rytoj, bet šiandien iš vakaro dabar pripilsiu ir pravažiuosiu jo kokį 10 km ir tada paliksiu nakčiai pasimirkyti ir rytoj išleisim lauk viską. Ir galbūt praskalausim dar su švariu vandeniu. Nu va, prisipildžiau vandens į nuotekų baką. Jo, 80%. Į vandens baką 100% įpiliau. Tai va, ir kodėl sakau iš tikrųjų, kad yra gerai tai pasidaryti, nes iš tikrųjų išsidezinfekuoja tas nuotekų bakas ir
ir nesmirdės tikrai, nes būna kartais kažkokių mėsos gabaliukų arba kai lėkštas plaunat kažkas maisto kažkokių ir pasistovės jis ten per žiemą ir pradės smirdėti. Aišku, kiti uždeda čia tas trokės, kad nesmirdėtų, bet paskui atidarysit ten vis tiek smirdės, tai vis tiek reiks išsiplauti, tai geriau išsiplauti iš karto negu paskui. O vandens baką iš tikrųjų ploviau dėl to, kad noriu išsidezinfekuoti gerai ir kad jisai būtų toks, iš tikrųjų po sezono reikės biškį dar kartą praskalauti ten viską ir jisai galėsi vėl gerti iš jo. Ir iš tikrųjų, žymiai geriau yra gerti iš šito, negu iš kažkokio atskiro ten kanistriuko, ten eiti, prisipilinėti kažkur. Čia nori vandens įsipilti, stiklinę pakišai, bum, įsipėlė į viską. Daug patogiau yra. O jo, ir dabar varysiu kokį 10 km naktiniam pasivažinėjimui. Ir prasipurtis ten viskas bakė. Ir rytoj išleisim viską. Ir bus viskas dezinfekuota ir švaru ir tvarkinga. Ir tada jau pradėsim tikrą pasiruošimą rytoj. Tai gal tada iki rytojaus. Tai va, kaip matėt, pripyliau sistemas vandens išplovimui. Šiandien jas išleisim pilnai. Tai gal ir pradėkim tada nuo vandens. Ir jo. Pas manęs yra viskas iš vidiniai pusiai kemperio. Čia kaip matote, su EcoFlow pasijungęs, jis laidas eina į vidų, tą powerbanką. Tai jį galim išimti dabar. Tai va, ir tiesiog nuotekų baką ir vandens baką atidarom ir laukiam, kol išbėgs. Šitas kemperis turi užšalimo sistemą. Ar kaip čia pasakyti. Jinai yra čia ir vienu žodžiu, ką šitas daro, tai kai temperatūra nukrenta žemiau 3 laipsnių, jisai atsidaro va taip. Ir visas vanduo išbėga iš visos sistemos. Kemperiuose, kuriuose nėra šito, turi būti kraniukai grindyse. Kažkur prie triumos arba dažniausiai būna prie triumos įrenginių. Ir jo, įtaisytas kraniukas į grindis, tai jį reikia atidaryti. Ir jo, ir tada iš visos sistemos išbėga vanduo. Jo, ir nuotekų baką ir vandens baką rekomenduoju palikti atidarytus. Ta prasme, nes žinau, pavyzdžiui, pagal savo kemperį, kad jeigu išvažiuosiu į gatvę dabar ir kemperis pasvirs biškai į tą pusę, dar išbėgs 3-4 litrai vandens iš nuotekų bako. Iš vandens bako irgi gali būti, kad kažkiek išvarvės, bet... Tai va, keliamės dabar į vidų. O dabar atsukam vandenį. Kažkas burbuliuoja. Iš tikrųjų... Pasukinėjom vieną į kitą pusę, bet šiaip reikia palikti ant vidurio ir įjungtą. Taip pat ir čia. Irgi biški. Šiaip kas turit pakabinamą kraną neištraukiamą, tą dušą. Tai nusukit šitą ir pameskit ant grindų. Tualetą irgi reikia nuleisti vandenį. Nieko ten nebėra. O tada tiesiog išjungiam vandens pompą. Jo, ir kas turit tualetą su atskira sistema vandens, tai tenais yra tas užpilimo vamzdis, išsitraukia, atsukit jį ir užlenkit į apačią. Ir išbėgs kažkiek to skysčio. Ir tada yra šone toks vamzdelis, tik
stiklinis permatomas. Jisai viršų išsitraukia ir nulenkit jį į apačią ir išbėgs visas skystis iš tenai. Yra dar alternatyvų šiaip vandens sistemom, kad naudojant antifrizą. Tai yra specialus antifrizas, aišku, nenaudokit gal mašininio antifrizo. Bet jisai yra saugus, taip sakoma, kad yra saugus geriamam vandeniui. Jo aišku, negalim gerti, bet vandens sistemai yra saugus. Bet aš nenaudoju, aš geriu vandenį iš kemperio, tai man kažkaip antifrizas ir tas bakas nelabai kažkaip susiriša. Ir dar kai kas. Kas turit prikabinamą namelį, pavyzdžiui, arba ir net kai būna kai kuriuose kemperiuose, kur yra tiesiog atsidaro vandens bake tas servisavimo kamštis, ar kaip jis vadinasi, didelis tas. Ir būna propkė viduj. Tai kai nuleidžiat vandenį, dar įkišat ranką, ištraukia tą propkę. Iš tikrųjų, prikabinamuose nameliuose, man atrodo, visuose būna, kur bako dugne yra toksai, pasikelia toksai, rankenėlė tą tokia ir išsitraukia tą propkę. Ta propkę įmeskit ten pat, palikit, bet palikit atidarytą irgi. Jo, ir tada gera mintis yra iš tikrųjų ir išsivalyti baką to pačiu, kad jau ten esat. Kažkaip ten pasimkit kokią rankšluostukų, kokių ten ištausinkit, švariai padarykit. Jo, ir turbūt tiek apie vandens sistemą. Kas toliau? Toliau yra vidaus valymas. Čia yra svarbus dalykas, iš tikrųjų, nes pelės labai mėgsta žiemą susirasti kažkokį kampelį, kur yra maisto ir kur yra stogas virš galvos. Ir turim stalčiuose visą laiką laiko maistą, kažkokį spintelėse, kažko piribyra. Ir tą reikia švariai išsivalyti, nes užuodžia jie labai gerai. Tai jo, tiesiog spinteles, stalčius išsisiurbiam švariai. Aš tai dar paskui pasiemu mikrofiberio šluostuką ir su jifu pravalau. Taip, aišku, ten nereikia kažkaip, bet gerai yra viską išsivalyti ir paskui ant galo, net, ta prasme, visą kemperį išvalau, grindis išplaunu viską. Ir aišku, ir dar gerai, kad kemperis būna švarus, kai pasiimsit pavasarį, jis bus kaip naujas. Tai va, gal tada einam ir išsivalom. Galvoj irgi labai svarbu yra išsivalyti viską, nes čia važiuodami valgom gan dažnai. O
Dar šiaip apie graužikus, ką atsiminiau. Tai čia man vienas toks pasakojo, kur su kemperiais dirba. Pasakojo, sakė, kažkokie žmonės jungiasi inverterius ten vasarą, saulės panelės ten, žodžiu. Ir vienu žodžiu pastatė kemperį žiemoti. Ir vienu žodžiu kitą pavasarį nuvarė kemperio pasimti. Inverterio, saulės panelių, visi laidai nugriaužti. Bet sugriaužti taip pjuvenom. Tai iš pradžių nesuprato, kodėl šiaip viso kemperio laidai sveiki, o tik tų inverterio ir saulės panelių sugriaužti. Tai išsiaiškino, kad kai jungia saulės panelę su inverteriu, pietavo ir vienas ten saliamių valgė, sumuštinė su saliamiu, matyti riebaluotais pirštais, paskui ten viską jungė ir pelės atėjo, pauostė, skaniai kvepia. Tai va, dėl to yra labai svarbu išsivalyti kemperį švariai, nes čia ta prasme aišku, pelės jeigu ateis, bet jeigu ateis, tai tiesiog jūsų kemperis nebus patrauklus graužikams, kadangi kvapas čia chemijos tik tai ir toks paskutinis variantas. Šiaip tai dar yra tokių alternatyvų. Esu matęs pirkti ant baterijų, yra toks kažkokia tokia kolonėlė. Ir vienu žodžiu, jeigu į kemperį įdedi, kažkokį garsą skleidžia, kur graužikams nepatinka. Ir čia yra variantas tiems, kas, pavyzdžiui, pamiškėj kokio laikot kemperį arba kaime kokiam. Tai šiaip, visur yra tų pelių. Bet aš manau, kad jeigu gerai švariai išvalytas kemperis, jisai yra nepatrauklus pelėms. O jau kai pastatysit kemperį į jo vietą, kur jisai stovės žiemą, iš tikrųjų labai svarbu yra šaldytuvą palikti atidarytą. Čia yra toks, vienu žodžiu, toks mygtukas. Ir šiaip tiek pas Dometica, tiek pas Tedfordą, iš tikrųjų tą mygtuką, kai įjungi, šaldytuvas užsifiksuoja, bet būna biškai prasidaręs. Arba tiesiog galit kokį skudurą taip įkišti. Tai atidarot ir, sakykime, čia kokį skudurą įdedat, kai jisai atidarytas būtų. Nes jeigu paliksit uždarytą, gali prasmirsti jisai. Tai šitas ir labai svarbus dalykas. Tiek pagalvės, tiek sofos, visada atitraukit viską nuo sienų. Nes būna kartais tos su sofa, kur būna įremta pagalvė į sieną. Tai viską minkštą atitraukit nuo sienų, Langus palikit užuolaidas atidarytas. Ir šiaip pas ką garažas yra po lova, šiaip pas visus turbūt. Tai labai svarbu yra padaryti taip, kad oras vaikščiotų per kažkaip taip, kad oras įeitų į garažą ir išeitų, nes ten kiek yra originaliai, tai neužtenka, sakykime, kažkaip taip. Kažkaip taip, kad ventiliuotųsi ten gerai. Aš dabar dar nedarysiu, nes dar važiuosiu su kemperiu iki stovėjimo vietos ir visas spintelės atidarot, visas, kad oras galėtų laisvai vaikščioti.
O dabar eisim plaut kemperių. Darysim tokį gerą plovimą, rimtą tokį. Ir mums reikės, iš tikrųjų rekomenduoju tokią nusipirkti, tokį. Jisai labai, šitą dar išsitęsia. Labai gerai stogų iš tikrųjų plauti gali, jeigu nemėgstat vaikščioti ant stogo, tai toks labai lengvai pasiekti, viską galima. O šiaip aš jį visą laiką naudoju, iš tikrųjų labai patogu ir greita. Taip pasiemi ir visą taip nuplauni. Jis čia toks pigus buvo, iš eBayaus ar iš kažkur buvau pirkęs. Bet su juo yra gerai plokštumas plauti, bet aš dar vis tiek naudoju kempinę paprastą, visokiams tokiems tarpeliams, kur neina prieiti su tuo. Ir iš tikrųjų gerai yra tos tarpelius visus išplauti, nes jeigu tik su tuo plauni visą laiką, pradeda geltonuoti, ten visi tie tarpeliai, prie kurių neprieini, tai iš tikrųjų kempinę naudoti yra gerai. Tai va, pradėsim plovimą, aš pradėsiu plovimą nuo stogo. Stogą plausiu su kemperių specialiu skysčiu. Jisai toks, tie visi kemperiniai skysčiai, jie nuima tą visą žalę, samanas tas tokias, ar kur būna pažaliavę, arba dar labai yra toksai dalykas, kada bėga vanduo kažkur nuo kemperio, palei stogą dažniausiai ant sienų ir palieka tokios juodos juostelės. Jos kartais sunkiai nusiplauna, tai vat šitie skysčiai yra gerai, iš tikrųjų tokiems tas vietas labiau patrinam. Ir mėgstu naudoti iš tikrųjų susimaišyti šitą, tokį purkštuvą. Purkštuvas yra irgi gerai, nes gali išsipurkšti viską ir duoti biškį tą chemiją pastovėti, kad jisai įsigertų geriau. Jo, ir stogą plausiu tik tai su šituo. Iš pradžių nupilsiu biškį su šlanga, nes su kerčeriu plauti stogą iš tikrųjų yra, čia aišku būtų visokių nuomonių, bet kaip žinom, kad visi tie stoglangiai pas kemperius nėra visiškai sandarūs, tai iš tikrųjų plaunant galima pasidaryti biškį reikalų. Ir aplamai kemperius nėra gerai plauti su aukštu slėgiu, nes ten, prisiminkim, kad ten yra viskas suklijuota, viskas užfuguota, o aukštas spaudimas vandens nepadarys gero. Tai jo, aš dažniausiai plaunu tik tai su šlanga. Bet aišku, tos tokius rimtus plovimus darau su kerčeriu. Tai bet stogą vis tiek plausim tik su šlanga, o paskui plausim be kontaktų plovimą, darysim su paprastu šampūnu. Čia iš tikrųjų mašininis šampūnas, čia nieko manduro nereikia. Jo, ir tada, kai nuplausim šampūną, išsipurkšim viską su šito kemperiu purškalu. Dar pamiršau pasakyti, šitas skystis, iš tikrųjų, nežinau, ar tokio, būtent tokio yra pirkti Lietuvoje. Šitas yra su vašku dar. Bet žinau, kad yra alternatyva, kad Turtle Wax gamina kemperių šampūną, kažkaip vadinasi Caravan šampū ar kažkas tokio. Tai jo, ir esu jį bandęs ir iš tikrųjų taip pat gerai veikia. Dar jeigu yra tarpeliuose užžaliavę, ten kur yra užfuguota, yra užpažaliavę ar kažko, galima dar, kai darysit kontaktinį plovimą, dar su šepetuku apeiti tas vietas. Nereikia kažkokio mandro šepetėlio, galbūt paprastą dažymo šepetėlį pasimkit ir kai išsipurkšit visą, tada dar praeikit tokias purvinesnės vietas.
O šiaip jo, tada pereisim prie sienų plovimo. Sienas nuplausim su paprastu šampūnu iš pradžių ir paskui įsipuršim visą sieną su šito, leisim biškį pastovėti kokias 5 minutės, kad jisai įsigertų. Ir tada darysim kontaktį plovimą su kempinė, su šito. Ir po to nusisausinsim. Turiu tokį, čia mašininis yra irgi. Tokį iš tikrųjų turėjau didesnį. Kokius 4 kartus didesnių šitą, žiauriai geras buvo kemperiui, ypatingai ten taip nusausindavai, žiauriai daug vandens sugerdavo į jo. Tai va, nusisausinsim, o tada pereisim prie kėbulo valymo. Naudosim šitokį Autoglimo Supreme Resin Polish. Jisai yra ne kaip poliravimo pasta, bet jisai atgyvina spalvą ant mašinų šiaip, o ant kemperių nuima tą koroziją. Taip kad jeigu jūs plaudavot savo kemperį, visą laiką galvodavot, kad jūsų kemperis yra baltas, po šito pamatysit, kad jis nebuvo baltas. Bet šitas yra biški brangesnė alternatyva. Jo, jį galima su mašinėlė uždėti, bet nieko nereikia sutrinti, tiesiog užsidedat ant kempinės ir praeina. Ir viskas. Ir ta prasme palieka tokios, matosi, kad tos pastos palieka ant kėbulo ir tiesiog tą pastą paskui su tokiu nuvalot. Kaip sakau, nieko nereikia sutrinti, kad ten išnyktų. Jo, ir porą minučių palaukus jau nusiema. Bet yra ir pigesnė alternatyva šitam. Yra toks iš Turtle Wax. Šitas irgi labai neblogai nuima tą koroziją. Ir iš tikrųjų tiek tas nuima tas juodas linijas, kurios palieka nuo vandens. Biški patrinus daugiau. Bet šitas yra tik su mašinėlė. O tas yra, jį galima ir su mašinėlė, ir iš rankos. Aš tai darysiu iš rankos, nes esu 2 steidžių poliravimą padaręs pavasarį, tai kemperis yra dar baltas. Tai naudosiu tokį aplikatorių. Čia yra iš Auto-Aibėj berods pirkau. Jo, ir jo tiesiog biškį užsidedi. Aš parodysiu. Taip, ir bonus tipsas. Naudoju tokį priekiniui stiklui. Čia yra kažkoks priekinio stiklo vaškas ar kažkas. Žodžiu, jį nusivalai langus ir jį taip suplaki gerai ir tokią liniją užsidedi per visą tokį. Jo galima negailėti. Ir visą langą tada nuvalai su šito ir jisai palieka toks kaip nešvarus atrodo. Bet paskui palauki 10-15 minučių ir tada pasiemi 2 tos virtuvinius popierinius rankšluostukus, bet taip daug jo. Ir išsipurški visą langą su vandeniu ir tada su vienu nuvalot, o su kitu dar pervalot. Taip, kad visas langas būtų kaip nuvalytas. Ir iš tikrųjų, tai kam parodau šitą bairį, visi pradeda naudoti jį ir ant visų mašinų ir visur. Ir aš naudoju jį ant visų mašinų, nes iš tikrųjų nereikia valytuvų naudoti paskui. Tiesiog važiuojat, aplyja visas langas, padidinat greitį iki 80, taip nusibraukia viskas. Ir iš tikrųjų laiko jisai kokius 3 mėnesius, jeigu nenaudojat langų plovimo skysčio, o jo jūs nenaudosit, jeigu šitą turėsit, nes jums nei valytuvų nereikės nieko. Langas visą laiką švarus bus. Ir dar tas efektas būna, kada su valytuvu nuvalot ir tiesiog nei vieno lašelio nieko nepalieka. Atrodo, kad sausas langas būna. Tai va, turbūt tiek. Jo, einam tada plauti.
Nu va, ir pasiemam šitą kempinę mikrofiberio. Šitą pastą, apie kurią sakiau. Ir iš tikrųjų taip. Kuo daugiau trinam, to geriau. Bet čia nereikia labai smarkiai trinti. Iš tikrųjų visą va tokį praeiti. Ir viskas. Ir saugokitės lipdukų ir kraštų visokių tokių. Neikit taip va, pilnai kraštą. Aš taip ant krašto geriausiai va taip va pasidarai ir neini čia kokį centimetrą, palieki tarpą. Nes tos pastos paskui prieis į kraštus ir sunku bus išvalyti ir neišvalysit visur ir paliks jos ir paskui užjuodos tenai tą vietą. Tai va. Ir tada galima visą apeiti ir tada eiti kitą raundą jau su mikrofiberio rankšluostukų. Tai iš tikrųjų labai lengvai valosi, kai uždžiūva. Bet jau mažiausiai kokią minutę reikia palaukti, kol uždžiūva. Ir tada jo, ir jisai tokią koroziją nuima ir tas juodus tos brūkšnius, kur palieka ant stiklo audinio, ant laivų būna. Iš tikrųjų čia greitai pasidaro, čia taip. Tiesiog čia aš biškį užsižaidžiu. Bet va, ir jaučiasi kaip labai toks slidus paviršius palieka. Ir dar pamiršau pasakyti, galvą irgi galima su šito. Šitas ir yra skirtas šiaip mašinom. Bet jo, visą kemperį. Nu tik ne padangų, ne ratų ir ne plasmasių. Tai va, šokam tada į toliau. Nu va, taip ir atsišviežinam kemperį. Visas kemperis slidus, malonus toks. Ir bus labai malonu jį pasiimti pavasarį visą tokį blizgantį. Tai va, judam toliau. Kaip paruošti bateriją žiemai? Tiek automobilinę bateriją, tiek kemperio bateriją geriausia yra pakrauti pilnai. Ir iš tikrųjų sakoma yra, kad kas 3 mėnesius reiktų dakrauti ją. Bet čia nėra būtina, iš tikrųjų pilnai pakraunam ir atjungiam. Atjungti yra, pas vienus kemperius yra mygtukas specialus atsijungia. Pas kitus yra tiesiog klemą reikia nuimti, pliuso. Šitam kemperiui yra atjungimo mygtukas po sėdynę. Galim pažiūrėti.
šitam kemperį yra čia. Šitą rankenėlę pasukti reikia ir atsijungia. Aš dabar dar neatjunginėsiu kol kas. Tai va, ir atjungiam bateriją, taip. Tada niekas neims srovės ir neišsikraustinai. Ličio baterijoms aš nesu tikras, kaip ten yra su ličio, nes niekada nesu turėjęs ličio baterijų. Bet žinau, kad man atrodo, ten kažkaip ar 60% reikia pakrauti ir palikti. Nu, šitą turėsit jau pasigūglinti. Tai va, ir judam toliau tada. Dar yra gerai susitepti langų gumas, nes iš tikrųjų žmonės kartais nenaudoja lango ilgai ir paskui ten pridžiūva tas langas prie tos gumos ir paskui jau tas atidarims gali būti jau toks skaudus tai gumai. Žinau, kad prieki viršui, pačiam viršui prieki yra tas ne stoglangis, bet tas, kur pats pirmas langas. Žmonės jo kai kurie nenaudoja ir per kiek metų jisai prikepa gerai. O šiaip prieš žiemą yra gerai pasidaryti tokį pasiemą. Aš naudoju paprasčiausių silikono reikia. Alternatyva šitam yra tie panelių atnaujintojai purškiami, tie kur kvepia, kur turi daug silikonų. Tai va, tiesiog užsipurškė ant kempinėlės, biškį riebiau. Ir tiesiog visą tą gumą taip praeinam. Beprotiškai tepti nereikia, bet taip šlapiai, kad būtų. Ir aišku, paskui nepamirštam lango užrakinti. Silikono užtepam taip pat ir ant durų. Ant durų visokių liukų visko. Ne, ant tų baltų gumų gal labai daug nereikia, taip drėgnai. Taip. Dar gerai yra susitepti laiptelį prieš pastatymą, čia kur varžtai yra. Visur po biškį įpurkšti. Nes kartais būna po žiemos visai biškį pridžiūna tenai ir sunkiai darinėjas paskui. Ir pats ką yra tulės laiptelis, čia yra tokia dėžutė. Man atrodo, gal ant kitų irgi būna. Atsukat biškį tą varžtelį, bet ne pilnai. Ir paimat va su tokiu tepaliuko į vidų tenai. Tenai yra varikliukas su tokia pavara, kur ta pavara yra, jeigu uždžiūna, irgi gali sunkiai vaikščioti. Dar tuo pačiu į spindeles biškį tepalo įpučiam. Nėra būtina, bet blogiau nebus. Dar vienas toks bonus patarimas. Jeigu pas jumis yra kemperis mediniam grindim, medinių dugnų. Šitas laiptelis yra medinis ir iš tikrųjų nuimam šitą kilimėlį lauk prieš pastatydami kemperį, nes kartais patenka čia drėgmės, ant Knauso šiaip ir ant Vensbergų yra čia angos tokios, tai vienu žodžiu, kai lyja, bėga vanduo čia. Jas aš užklijuosiu. O šitas kilimėlis uždaro tą drėgmę. Jeigu patenka po apačią, uždaro, čia guminis, jis yra apačio guminis. Tai paliekam taip laisvai ventiliuotis šitą vietą. Tai va, o dabar biški general apie viską. Pradėkime apie vandenį, kad mano, kaip matėt, pasiruošimas nebuvo tas toks jau ten visiškai crazy, ten, kad ten su oru ten kažką, aš kaip ir minėjau, kad, pirmus metus pučiau, atsimenu, oro pučiau į kranus, visur ten bandžiau išstumti tą vandenį, kiek eina, bet
Bet su metais supratau, kad, nėra čia labai taip, kad čia kažkas galėtų labai atsitikti. Iš tikrųjų, svarbiausia, nuleidžiat pagrindinį kranelį, visą sistemą ištuštinat, kiek galit. Ir aišku, dar gerai yra, kad kemperis biškai dar pajudėtų po to nuleidimo, nes kartais būna pasisveria kemperis ir dar išbėga vandens kažkiek iš visur. O šiaip tai, jeigu čia yra jūsų pirmas ruošimas žiemai, tai nebijokit kažką padaryti blogai, nes, ta prasme, vandens, kas gali atsitikti, jeigu, sakykime, blogai išleido vandenį. Šlangos, jos toleruoja šiaip šaltį, gali kažkiek ten išsipūsti viską, kur dažniausiai trūksta, tai būna per sujungimus plasmasės, ten nieko nekainuoja daug, o, dar, aišku, būna, kad varikliuką dar pasiema šaltis, bet irgi čia nėra kažkoks jau super brangus remontas. Svarbiausia, kad triumui nebūtų vandens. Iš tikrųjų, triumą, jeigu peršala, tai turit labai didelių problemų. O šiaip, nepersistenkit. Aš, irgi taip sakau, pirmus metus buvo tas toks laikas, kada ten viską reikia išsileisti, ten išpūsti, labai pergyvenau ten, kad nesušaltų, bet nieks ten nesušala. Kiekvienais metais vis atmestiniau ir atmestiniau tą pasiruošimą darydavau ir nieko neatsitiko. Ir dar pamiršau paminėti, kai šnekėjom apie tą oro vaikščiojimą, kai spintelės atidaryti reikia, nuo sienų pat atitraukti visokius tokius. Dar turit lovas kiti, pavyzdžiui, priekį arba vidury, tai jas irgi atitraukit biškį nuo lubų, kad oras galėtų vaikščioti pro jas. O šiaip ką, yra dar vieną temą turim peržvelgti, laikymo alternatyvos. Mes turėjom prikabinamą namelį, tai pirmus metus laikėm angare, paskui antrus metus paskambino aš jiems, jie ten neadekvačią kainą užsiprašė, tai aš nusprendžiau laikyti namuose, bet aš nupirkau tą tokį užklotą ir tas užklotas buvo, žiauriai geras. Iš tikrųjų, per jį prakvepuoja oras, bet neįleidžia vandens jisai kiaurai. Tai iš tikrųjų labai buvau patenkintas šito variantu ir iš tikrųjų svarsčiau gal šitam kemperiui tokį nupirkti, bet žodžiu, žmonos klientas ten užsiema to, turi angarą, nuomoja ten tas vietas kemperiams ir gavom gerą kainą, tai čia neverta iš tikrųjų nieko galvoti. Bet šiaip kemperiai jie iš esmės toleruoja ir šiaip stovėjimą laukia neuždengti žiemą. Bet tas nėra gerai kemperiui, iš tikrųjų, jeigu žiūrint taip in the long run, kad šiaip kiti nenukasa sniego, šiaip reikia nukasti sniego nuo stogo. Nenukasa to sniego, ten to sniego daug, ten paskui ledas pasidaro, sulaužo liukus, žodžiu, kondensuojasi stogas, problemų. Tai bent jau pati tokia paprasčiausia alternatyva būna pirkti tokių užklotų, kur tik stogą uždengia. Tai, minimum, kas yra gerai, tai tokį pasidarykit dalyką. Nes, aišku, aš suprantu, kad būna kemperių, kur jau senukai kemperiai, tai gal neverta yra į tą angarą važiuoti, ten mokėti pinigus, nes, sakykime, nėra pati pigiausia alternatyva kemperiui laikyti. Bet jeigu turit kažkokį naują kemperį arba apie naują, tai yra protinga iš tikrųjų laikyti. Ir šiaip, jeigu galėtumėt parduodami įrodyti, kad laikėt kemperį kiekvieną žiemą angarę, tai čia jau yra privalumas iš tikrųjų naujam savininkui ir galėtumėt gal gauti daugiau pinigų už savo kemperį. Tai va taip. Ir šiaip dar kas tą liečia, jeigu laikot jau neužklotą kemperį,
Tai pastatykit jį taip, kad jisai biškai būtų pasviręs ten galą, kad nesilaikytų vandens ant stogų. Nes iš tikrųjų irgi tai būna, kad jeigu būna ant kemperių kažkokia vieta, kur vanduo kaupiasi ir tokia pelkė stovi. Ta pelkė, jinai prasiskverbia kartais pro sujungimą ir ledas pasidaro ten, dar anas, žodžiu, sugadina tą visą sujungimą ir gali būti problemų paskui. Tai jo, tai bent jau pakreipkit jį žemyn, kad nesilaikytų vanduo iš visų. Jo, o kas liečia šiaip automobilinę dalį, tai servisus aš manau, kad mano galva tai yra geriausia atlikti pavasarį galbūt, kada pasiemat jau kemperį naudojimui, nes jo, turit viską šviežiai, tepalus, filtrus, viską naujam sezonui. O dar vieną tokį tipsą galiu duoti, kad prieš pastatydami kemperį žiemai pripilkit pilną baką kuro, bet taip iki viršaus, nes taip nesikaups kondensatas bake. Ir dar vienas geras dalykas dėl to yra, kad kuras pavasarį turbūt bus brangesnis negu dabar, tai kažkiek išlošit dar. Jo, tas aišku užima laiko nemažai, bet visas pasiruošimas, bet yra verta investuoti biškį laiko ir pasiruošti tinkamai kemperį, kad paskui pavasarį nebūtų staigmenų, nes niekas nenorim pradėti pasimti kemperį iš kažkur ir nevažiuoti kempingauti, o važiuoti tvarkytis kažką. Tai va, o šiaip jo, tas toks pasiruošimas kemperistui yra kaip bulviakasis ūkininkui, tai toks, kur niekas nelaukia niekada. Tai kaip ir tiek. O jeigu turit klausimų kažkokių, galbūt susidūrėt, ruošiat kemperį, susidūrėt su kažkokia problema, kažką norėtumėt pasikonsultuoti, tikrai parašykit į man į Instagramą. Instagramas mano description'e bus arba gale video. Mielai pakonsultuosiu, nes jo, tas pasiruošimas yra toks, kad paskui ateina pavasaris, pilnos grupės mirga tais visais ten nuotraukom ir visokiais ten atsitikimais, kad ten paliko žiemai, ten užšalo kažkas ten prabėgo kažkur. Tai čia yra netinkamo paruošimo pasekmė tiesiog. Kad ir tie maži dalykai, tokie kaip, pavyzdžiui, gumas sutepti kemperį. Čia aišku, čia nėra kažkokia krizė, jeigu ir nesutepsit, bet tai yra gerai padaryti, nes tos gumos, šiaip žinau, tą stoglangį patį pirmą, kaip ir minėjau, kad čia vieni žmonės jo iš vis nenaudodavo niekada ir atidarė, pirmą kartą atrakino jį ir jis neatsidarė. Jisai buvo tiek prikibęs ir ten, kol jį atplėšė nuo to, jis buvo grinai prikepęs prie to stiklo ir aišku, tas gumai neįnauda. O šiaip kažkur įtrūks guma kažkas, jau žiūrėkit, nepastebėsit, pradės bėgti vanduo. Tai, o kiek trunka tas laiko, 2 minutės visus langus susitepti. Ir šiaip pas mane tas langas buvo, kur buvo biškai prilipęs, jau nedaug, bet biškai, nes čia vaikas sėdi, čia to lango netidarom niekada. Tai va, tiek ir yra to pasiruošimo. O kas bus su kanalu dabar, tai aišku, dabar jau keliavimo video nebus. Gal, nes iš tikrųjų yra tokia mintis, gal mes vis tiek su šeima važiuojam čia kartais į kalnus kažkur žiemą. Tai galbūt padarysiu tokį be kemperio keliavimo video, pavyzdžiui. O šiaip dar esu numatęs porą tokių temų, kur būtinai padarysiu video apie tai ir iš tikrųjų, jeigu seksit, pamatysit. O šiaip tai, jeigu nefollovinat, pafollowinkit, nes pavasaris iš tikrųjų prasidės vėl keliavimas. Iš tikrųjų, šitas sezonas buvo toks, kad mes, kaip žinot,
čia buvo mūsų pirmas sezonas su kemperiu ir buvo labiau toks apsiuostymo sezonas. Aišku, tie orai dar nelepino, taip ir nekeliavom tiek, kiek norėjom, bet kitais metais yra planų biški pavažiuoti toliau. Galvojam važiuoti į Šveicariją, iš tikrųjų į Daniją ir jeigu pafollowinsit, tai sužinosit, pamatysit. Kaip kas vyksta, iš tikrųjų dar galbūt padarysiu kažkokį video, kur yra kelionės planavimai kažkokie. O jeigu nefollovinat, tai pafollowinkit. Ir net followinkit, nes jau žinau, kad jau kai kurie followinkit, nes jau baigsis keliavimo video. Bet iš tikrųjų tai manau, kad pats kanalas irgi biški kelsis ant kokybės gal naujam sezone. Nuo pavasario biški investuosiu į filmavimo equipmentą. Ir tikiuosi nieko nepamiršau iš tikrųjų. Šiaip, sakau, jeigu kažkokių klausimų turit, rašykit. O šiaip tai ką, viskas, tai geros jums žiemos.